2009 metais atėjau dirbti į šią įstaigą, kadangi jau žinau, kad šita įstaiga žengia kitų kelių ir visada jinai yra Lietuvoje pirmesnė ir jos vadovas siekia kuo tobulesnės paslaugos būtent pacientui. Prasidėjo diegtis naujos sistemos, naujos inovacijos, atsirado naujos technologinės galimybės, kurių dėka šiandien dienai mes galime pacientų paslaugą suteikti labai sėkmingą ir operatyvę ir kvalifikuotą. Tobulėjant įrangai, tobulėjant ryšio priemonėms, kurie padeda mums greičiau surasti reikiamą vietą, ypač jeigu tai yra kažkoks atokesnė vieta, mažiau žinoma mums, privažiavimo galimybės taip pat pagreitina ir pagerina kokybę darbo. Taip sutapo, kad paramedikai baigė 2007 metais ir Kelionis Nerijus atėjo į lektoriaut panašiais metais, tai gavosi taip, kad jo dėka Kaune gana stipriai įsitvirtino paramedikai. Nes jo būtent ryžtas to, kad nemanau, kad kiti, tai dabar dar matosi, kad kiti rajonai nepriima paramedikų į darbą. Tai vat, jo dėka mes atsiradom aplamai Lietuvoje visoje, skaitom, ir tai plečiamės dabar. Turbūt reikia pasakyti, kad tos funkcijos mūsų stoties išsiplėtė vien tik tai dėka tų permainų, kurios įvyko per paskutinius 4 metus greitosios medicinos pagalbos sistemoje. Kalbant turbūt vaizdingiau, tai turbūt iš tikrųjų nuo paprasto pieštuko ir popieriaus lapo peršokom prie naujų technologijų. Jis supaprastina kortelės užpildymą tuo, kad joje yra įdiegta patariamoji sistema. Prieš siunčiant jau tą kortelę į pas mus į GMP sistemą, prieš ją uždarant arba skenuojant, įsijungia patikros laukai. Manau, kad tai yra ne veltui, todėl kad žmonės iš tikrųjų jaučia tuos pokyčius, kurios įvyko greitoje. Ir pagrindiniai pokyčiai be abejo įvyko dispečerinio sistemoje. Mano nuomonė, pats objektyviausias rodiklis tų reformų teigiamų reiškia rodiklių visų. Tai yra tai, kad metai iš metų didėja atgaivintų pacientų skaičius. Prie vadovą žmogiškai. Visų pirma, turbūt jisai yra labai taktiškas žmogus. Jisai visą laiką išklausys, kokios pas tave problemos, taip apie tos problemas, kurios yra susijęs su darbo, galbūt ir šalia darbo tos problemos, ir pasiūlys kažkokį tai tobulą sprendimą. Mėgstu užsiimti nardymu, turiu savo mėgiamų sporto šakų. Mėgstu labai dirbti su medžiu, turiu namuose ten, išvariau netgi ir neleidžiu niekam garaže, reiškia, laikyti automobilių, o pats turiu nedidelę savo dirbtuvės, kuriuose mėgstu tekinti, krapštytis ir matomai taip turbūt praputi savo karmą užterštą per darbo dienas ir sudėtingas problemas, pakeisdamas darbo pobūdį. Kaip minėjau, turiu hobį sporto šaką, mėgstu šaudyti lanku iš tikrųjų. Dar pamiršau vieną dalyką, beje, kadangi šiek tiek domiausi istoriją, tai užsiimu kolekcionavimu ir kolekcionuoju senas Kauno nuotraukas, tai čia viską, ką matot ir visur, tai yra čia jau ir iš mano turimų nuotraukų, nors šitų be abejo negalima pavadinti, kad tai yra mano, tai yra aplamai unikalios nuotraukos, jos yra saugomos Jungtinėse valstijose, archyve Vašingtone, tai yra Prokudino Gorskio, žinomo garsiausio bene to meto fotografo 1905 metų. Turbūt reikia pasidžiaugti, kad vėlgi Kauno miesto greitoji buvo pirmoji įstaiga sveikatos sistemoje. Gal ne visoje sveikatos sistemoje, taip jau gal per drąsų teikti, nes neturiu tokių duomenų, niekad nerinkau ir neskaičiavau, bet bent jau greitoji medicinos pagalba, tai tikrai buvom pirmieji, kurie priėmėm savanorius. Tai noriu dabar pasidžiaugti, kad šią dieną turime beveik 200 savanorių, kurie dirba Kauno miesto GMP.
Jie ateina neatlygintinai į mūsų įstaigą, joje darbuojasi, dirba brigadose, važinėja į kvietimus. Be abejo, prieš tai jie praeina mokymus tam tikrus mūsų įstaigoje, jie praeina pirmos pagalbos kursą, susipažįsta su saugos darbo taisyklėmis ir tik tuomet mes jiem leidžiame vykti į kvietimus. Žinot, yra toks labai geras lotyniškas posakis. Jisai skamba esse non videre. Išvertus į lietuvių kalbą jis reiškia būti, bet nesimatyti, turbūt taip. Arba būti, bet nebūti matomas.